Kolegų tarpusavio santykiai turėtų būti paprasti, darbiniai, aiškus, lengvi. Bet dėja, kai pradedi dirbti mokykloje ar darželėje ar kitoj švietimo įstaigoje, pastebi, kad kartais tu tiesiog nenori matyti savo kolegų. Ne dėl to, kad jie kažką blogą padarė, dėl to, kad jauti, kad santykiai nėra tokie, kokių tikėjai. Tarkime, mokytojų kambarį yra mokytojai, bet tu praeini, neužeini šį kartą. Kviečia papietauti kartu, irgi gal praleisi. O galbūt administracija organizuoja bendrą išvyką, irgi galvoja, ar tikrai tu nori ten važiuoti ir aiškintis ir atvirauti, nes nežinai, ar tas atvirumas prie kažko prives, kažką pakeis. Tai aš išgirstu iš mokytojų, kurie dirba jau net ne vienus metus, kad kartais sudėtingumas yra ne su vaikais, o su kolegomis. Tikrai ne su visais. Bet kartais išgirstu istorijų, kad net ir vienas kolega sugeba taip sujaukti tarpusavę atmosferą, kad maža nepasodės net iš darbo nori išeiti. Noriu Jūs pakviesti į mokymus. Tema – ugdymo įstaigos profesinė komunikacija ir mikroklimato gerinimas. Šį kovo 14 dieną, 1 valandą, mes keletą valandų kartu ir patirinėsime būtent šią temą apie tarpusavio santykius. Kaip juos atpažinti, kokie jie turėtų būti, kaip teisė reglamentuoja, kokius sutarimų galime priimti, kuriuos net ant dokumentų neužrašome, kasgi būtų tas atsakingas asmuo ar asmenų grupė, kurie turėtų bandyti siekti gerinti mūsų tarpusavio santykius, kad jie būtų pakankamai geri, kad tai bent jau netrukdytų darbui. Galiausiai net užmesim akį, dėmesį skirsime ir jautrioms temams tokios kaip mobbingas, aštrūs nesutarimai. Ačiū Kauno švietimo inovacijų centrui, jis yra organizatorius, jo man bus garbė pasidalinti, jau daugiau negu 10 metų vyriose mokyklose esu nekartą vedęs mokymų šitą temą, esu organizavęs ir kai kurias intervencijas, kai santykiai buvo pakankamai sudėtingi. Ir suprantu vieną dalyką, tai yra tema, kur atsakymų greitai nerasim, o sprendimai ateis labai labai iš lėto. Mūsų mokymai nebus ilgi, bet pabandysiu Jums parinkti pačius svarbiausius akcentus ir patarimus, kągi aš matau tikrai mokyklai reiktų nepraleisti, pamatyti, aptarti, įvertinti. Taigi kviečiu Jūs pasimatyti šį kovo 14 dienos popietės laiką online. Iki greito. Esu Evaldas Karmaza, psichologas, norėsiu atiduoti savo patirtį.